pasveikinti visus Žalgirio sirgalius ne tik arenui, kurie palaikė mus tikrai labai užtikrinai ir gausiai. Taip pat visus, kurie stebėjo mus prie televizijos ekranų. Aš galvoju, kad tokios dviejų komandų, dviejų stipriausių Lietuvos komandų rungtynės visą laiką yra įvykis ir smagu, kad tą pirmą susitikimą mes laimėjom. Toliau tikrai nuoširdžiai norėčiau padėkoti savo vyrams už pastangas, už supratimą, už tai, kad galbūt turėjom tokių personalinių, nes jau netekom trečio žaidėjo, kad per vieną treniruotę, kurią turėjom tarp Krasnodaro ir Lietuvos Ryto, per trumpą laiką sugebėjo įsisavinti tai, ką norėjom pakeisti, tiksliau pasakius, žaisti kai kam ne tose pozicijose kaip įprasta. Ir aš galvoju, kad vis tik bent jau rungtynių pradžioje ar didesnėje pusėje tai mums neblogai sekėsi. Ir tai yra džiugu. Ir tos laimėtos rungtynės vis tik to pasitikėjimo be abejo komandai suteikia. Dar kartą ačiū vyram. Klausimų treneriui? Sakė, žaidėjas iš kur, tačiau Lietuvos? Taip. Na, jis jau penktadienį prieš Lokomotyvų rungtynes nesitreniravo išvakarėse ir išleidau tik dėl to, kad Robertas tikrai, būdamas tikras sportininkas ir kantrus vyras, bandė, bet mačiau, kad tai nėra tas Robertas, kuris mums gali padėti ir šiandieną ir jau po rungtynių šeštadienį treniruoti planavau be jo ir kaip matėm, šiandieną jo nepanaudojom. Ne dėl to, kad nenorėjau jo į rotaciją, dėl to, kad jis negalėjo. Ir tokioj sudėty žaidė rungtynės. O kas jau būtent yra? Jam problemų su nugara. Kokie buvo pagrindiniai pergalės faktoriai ir kiek fiziškai pavyko taip greitai statyti komandą iš Aš galvoju, kad smagu, kad vyrai supranta, kad mums tas tikrai nelengvas tvarkaraštis negali būti pasiteisinimas. Taip, aš vis tiek suprantu, kad nors tai būtų priežastis, jeigu vyrai trūktų jėgų ar galų galėtų emocijų, nes jų pakankamai nemažai penktadienį padėjom, bet tai nebūtų mums pasiteisinimas. Ir tą bandžiau vyram nuteikti taip ir aš galvoju, kad tikrai užtikrintai pavyko, kad susikovė visi tikrai užtikrintai, kas buvo aikštelėje, kiekvienas įnešė savo indėlį, matė, kiek Lukas Lekavičius šį kartą mums stipriai pradėjo, gal ne toks aktyvus, tikrai labai daug energijos penktadienio rungtynėse atidavęs Jan Bujukas buvo, bet vis tiek jisai pradžioje rungtynių neleido Kavaliauskui lengvai dirbti po krepšių, vis tik būdamas aukštas ir tvirtas. Ir eilinį kartą vis tik tai rungtynėse komandos kapitonas Paulius Jaugūnas parodė, kad jis yra didžiulis faktorius šiuose rungtynėse ir eilinį kartą tai patvirtino.